Nu ką, gerai, ponai ir ponios. Senokai nekalbėjom lietuviškai, ne? Labai greitas video, dėl to, kad karoči lyka 3 dienos 18 minučių 30, ne, 3 dienos 18 valandų 30 minučių 18 sekundžių ir panašiai. Išeis pagaliau mūsų Sui Coin firma. Jei! Aš jums ką sakiau anksčiau, kad kainos nebegrįš. Aš va čia, man atrodo, šnekėjau. Tai vat, jeigu nuo čia žiūrint, nuo čia žiūrint, iki čia jūs jau plus 42 procentai. Ką čia reiškia Sui Coinsui, tas Sui Dex firma? Tai reiškia, kad po 3-4 dienų, galima sakyti, pradės deginimas coinsų. Ir tų coinsų bus vis mažiau ir mažiau. Už tai, kad jūs užsteikinsit coinsus šitoj platformai, jūs gausit Victory cointą. Dovanų. Už tai, kad jūs tenais dedat kapeiką savo pinigus ten dedat, už tai jūs gausite, uždirbsite dovanų už dyką coinsą. Dovanų coinsą. Kaip man pasakyti? Kai coinsą gausi už dyką. Dovanų coinsas, ne dovanų coinsas. Reward coinsas, kaip lietuviškai. Reward coinsą gausi už dyką. Ir tuo pačiu bus sudeginamas Sui Trump coinsų. Bus vis mažiau. Šiuo momentu jų yra iš viso Sui Trump coinsų 10 bilijonų, man atrodo. Liquidity, market cap, total supply 10 bilijonų. Circulation supply 10 bilijonų. Tai čia reiškia, kad pradės deginti, tai gausis holderiai. Sui Trump coin. Tai čia gausis taip, kad Ryčiai, kuris sukūrė šitą coinsą, jis nori, kad išeitų kažkada į tikrą centralizuotą biržą. Gal, aišku, nedidelę, bet tikėkime, kad bus. Tai dėl to jis laika didelės atsargas coinsų, nes centralizuotai biržai reikia coinsų ir reikia dolerių, kad palaikyti liquidity. Tai va, Crypto Michel turi 2 procentus dabar, bet yra dar ir Sui Trump piniginė, kuri laikas užsteikintus coinsus irgi. Ir ne tik. Tai ką čia dar gerą apie jį papasakoti? Tai tarkim, galim pažiūrėti Crypto Michi, ką daro su tuo coinsu. Ant Sui tinklo galima visą laiką pažiūrėti viską, jeigu žinote piniginės adresą, jūs visą laiką galite pažiūrėti, ką jis laika. Tarkim, turi beveik 3000 dolerių vertą Sui, 13 000 Sui Trumpą, tualetą turi 2000, bitcoiną, wrap bitcoin 600, 0,005. Ir panašiai. Tada galima žiūrėti assets. Tai va čia rašo, kur užsteikinė ir panašiai. Bore Toilet Club, va, turi kažkokį klubą įstojęs. Ar čia NFT, kanas čia prisipirkęs, jo kažkokį rankinę pielą, kirvį. Ok. Karoči, prisipirkęs kažkaip nemažai. Paftato tool, ok. Tai dar, viską galima žiūrėti, va. Esu abuse DAO, čia nežinau, kas yra. Čia, tai čia tas. Tai va, čia va, galit pamatyti, kadu ką pirka, kadu ką pardavė. Būtent iš šitos piniginės. Mes nesakysime, kad jisai
niekada nieko nepardavė ir niekada nieko nepirka. Prieš 12 valandų va jis padarė send, išsiuntė kažkur kažkas. Ai, va čia va, activity. Tada send, va čia va, žiūrėt, matot, jis gavo, claim resource, gavo kažkur tai jisai medžiagų kažkokių, tai va, matot, medis, iron, akmuo, vanduo, auksas. Tai va, tada galima pažiūrėti grinai kur ką gavo, va, skeletonų kažkokį tai gavo už 40 kapeikų. Tada parsiuntė kažkas iš OKX. Tai greičiausiai, kad čia jau bus piniginė irgi iš OKX. $400 jau kažkur investavo. Čia va DEXai. Decentralizuotas biržas. Tai va, į SUI pakeitė į CETUS. Į CETUS. Įdomu, kodėl į CETUS pakeitė. Nu, bet tai vis tiek. Tada va, matosi visas transakcijas. Bet kokiu atveju, hebra, išeina SUI DEX. DEXas, kur degins coinsus. Nusipirksit, turėsit SUI Trumpą, kurių bus vis mažiau ir mažiau ir mažiau. Mes nešnekam apie Trumpą, čia yra nesąmonė. Čia yra SUI Trumpas, SUI coinsas ir panašiai. Gerai. Всё. Iki kitą kartą. Tokių kainų greičiausiai, kad nebepamatysime. Nes jeigu jį dabar jau, kaip čia dabar beveik aukščiausiai kainai gaunasi, taip. Nu, dar iki aukščiausias nėra, bet jau. Tad hebra kaip ten, tik į kosmosą, ne? Jo, nuo šitos pusės iki aukščiausios vietos 53%, netip jau ir daug atrodo. Nu, bet matot, jau nebenuperka. Tai buvo užstatyta mano. Pim. Daugiau nebegavau. Tad sėkmės darbe. Sėkmės coinsų pirkime. Ne finansinė rekomendacija. Čia mem coinas. Geros kloties.